Sveiki visi, šiandien parodysiu, kaip pasidaryti gaivų makiažą ir pagrindinis aspektas yra neapkrauta veido oda. Nes žinokit, yra žymiai paprasčiau ir lengviau panaudoti priemonių per daug, apkrauti veido odą, pasidaryti tokį full maskavimą, negu panaudoti priemonių saikingai, nedaug, kad tik būtų pabrėžti veido bruožai. Tai vat, jeigu norite pamatyti, kaip pasidaryti tokį makiažą, žiūrim toliau. Paskutiniu metu labai mėgstu tokią švytinčią, neapkrautą, gaivę odą, lyg būtum atostogose, kur atrodo, kad nieko nenori dėtis ant veido. Tai aš dabar tą ir parodysiu, kaip pasidarau. Tai pagrindinis pirmas aspektas, kaip ir visada, man atrodo, čia pagrindinis žingsnis yra susidrėkinti veido odą, užsidėti arba drėkinančią bazę, arba pasidaryti savo rutiną, tai serumas ir kremas. Toliau, tai čia, sakyčiau, vienas iš pagrindinių irgi taip pat yra žingsnių, tai yra švytinti bazę. Tai aš dabar esu atradus naują savo atradimą iš Catrice, tai yra filtras, kuris man asmeniškai prilygsta lyg Charlotte's Tilbury filtrui. Yra du atspalviai. Tik tais dar ką norėjau pabrėžti, kad šita bazė, šitas filtras gali būti naudojamas tik tais toms merginoms, kurios turi gražią lygę į sausumą linkusią odą, normalę, bet tikrai netinka su paberimais ir jeigu riebaluojasi. Nes šitos švytinčios dalelės dar labiau išryškins jums visas poras. Aš realiai pasidengiu visas vietas, tik tais nesidengiu ant kaktos, nes mano kakta kartais mėgsta pasiriebaluoti. Ir, man pažiūrėkit, žiauriai gražu, toksai iš karto jau atrodo stiklinis veidas. Visiškai. Nevaikščiau tokia visiškai švytinti, pridėsim minimaliai maskavimo veidui. Tą maskavimą sukursim su keliomis priemonėmis, viena iš jų yra kontūravimo stikas iš Isatoros. Tai iš tikrųjų čia bus pirmas kartas, kaip aš išbandau ją. Tiesiog pamačiau, kad yra naujiena ir buvo labai įdomu išbandyti. Tai pasikontūruojame. O, kokia pigmentacija, wow. Tai realiai galima net tiesiai nuo produkto imti. Išsiretušuojam tą produktą. Dabar gal imsiu tiesiai nuo produkto, kad nebūtų per tamsiai, nes tikrai, wow, kokia pigmentacija ir kaip iš tikrųjų gerai sklaidosi. O matot, kur yra pas mane spuogiukas ant kaktos? Užsitepiu blizgios priemonės, tai to Catrice filtro ir iš karto dar labiau išryškėjo. Tai tokius spuogiukus visą laiką reikia matinti, nepalikti blizgių, nes jie dar labiau išryškėjo. Pasikontūruojam, kur reikia, šiek tiek akies linki. Matot, kol dar nesu uždėjus priemonių, kurios maskuoja, atrodo veidas toks švytintas ir neaišku, ar šia blizga nuo sebimo išsiskyrimo ar nuo ko. Tai tikrai taip nepaliksim, nes man gal kaip per daug blizga veidas irgi nepatinka. Suteikiau veidui formą su stiku, labai patiko, labai rekomenduoju, mačiau, kad yra ne viena spalva. Yra ir tamsesnė ir šviesesnė, tai manau tikrai galite pasirinkti savo atspalvį tinkamą. Man šitą iš tikrųjų perfekt pataikiau. Toliau, kaipgi be skaistalų, šitos jau Essenso Baby Got Blush skaistalus išbandžiau kelionėje, nusipirkau, nes man labai reikėjo kreminių skaistalų, žinokit, jie žiauriai pasiteisino, labai pigus variantas, bet super. Svarbiausia, kas faina, kad nėra per daug stipraus pigmento, nes kai būna per stiprus, galima to skaistalo padauginti. Aš dabar galiu uždėti gana daug, bet jis labai natūraliai ant odos atrodo ir tikrai labai lengvai retušuojas. Aš mėgstu ir tose pačiose vietose, kur kontūravimą dėjau užsidėti. Šita spalva, sakyčiau, iš tikrųjų labai yra universali. Dusty Rose pasiėmiau, nes kitos buvo, man atrodo, ryškesnės. Nes jinai nei per rožinė, nei per oranžinė, ne per daug persikinė, bet tokia labai natūrali ir, sakau, tikrai daugam tinkanti, tokia universaliausia gal spalva, kurią išsirinkau. Jokio makiažo pagrindo šiandien nenaudosiu, užteks man tik tais kontūravimo, viso ką dabar pasidariau, ir maskuoklio, su kuriuo pereisiu ir pasišviesinsiu tam tikras vietas, nes nenoriu apsunkinti veido. Ir dar noriu priminti tokį dalyką, kad nemaišykit. Šitas produktas nėra makiažo pagrindas, tai yra kaip filtras, kaip bazė, suteikianti švytėjimo, to gaivumo ir nesuteikia jokio maskavimo. Su maskuokliu iš Art Deco pasimaskuoju tik tai zoną palei nosį ir su šepetėliu prasisklaidau, pratempiu irgi šonus. Aišku, šitas gal makiažas nelabai tiks merginoms, kurios turi ant veido daugiau pabirimų, nes joms reikia daugiau maskavimo. Irgi sklaidau viską į viršų, kad prašviesinti labiau kaktą. Kadangi dėjom kontūravimą ant akies linkio, tai į akies vidų ant judančio boko uždėsiu maskuoklį, kad jisai prasišviesintų, tai irgi sukursim kaip akių šešėliavimą.
pratempiam viską. Minimaliai šitose vietose. Ir irgi prasklaidom. Dar dėl ko man labai patinka šitą techniką, nes kai naudoji mažai priemonių, niekada niekas nesubėga į jokias raukšlelės. Veidas laiką atrodo gaiviai, neapkrautas, nebūna jokių tokių sudžiūvimų, išsausėjimų ant veido. Jis tiesiog atrodo natūraliai išfotoshopintas. Jau pasiėmiau plokštesnį teptuką, kompaktinę arba birę pudrą, pasirinkau kompaktinę, bet tuo pačiu šitą ir dar turi maskavimą. Ir su šitą pudrą pasifiksuoju tą zoną, kuri man dažniausiai blizga, prie nosies. Pasifiksuoju visas vietas, kuriuose dėjau maskuoklį ir kur noriu, kad neblizgėtų, tai man tai, žinokit, labai gražu. Sakau, aš paskutinį metu dabar pradėjau visiškai tik taip dažytis. Toliau galima panaudoti NYXo antakių flomasterį ir su juo pasipaišyti strazanas, kad būtų lyg saulės nubučiuota oda. Žinot, atrodo viskas gaiviai, neapkrautai, dar strazdanėlės. Super. Ir man labai patinka šis flomasteris, nes jisai plonai piešia. Aš va taip patapšnuoju su pirštais, ir labai natūralios strazanas gaunasi. Ir dar pasidarysiu tokį, matot, mažą nuo pusę akies linerį. Iš tikrųjų, mano dabar vienas mėgstamiausių yra iš NYXo. Aš nemogu šnekėti dažantis linerio, man reikia tokio susikaupimo. Tai žinokit, šitas NYXo man labai patinka dėl to, kad sau yra labai patogu išsipiešti, jisai labai ryškus, išgauna labai plonas ir gražias linijas, nes kiek aš pasidažytaus lineriu, manęs visada klausdavo, su kuo dažausi, nes toks gražus lineris ir ryškus gaunasi. Tai žinokit, visą laiką naudoju NYXo šitą flomasterį. Na ir kad toliau viskas harmoningai atrodytų, tiesiog būtų natūraliai paryškintos lūpos, naudosiu Essenso pieštuką, kuris yra Rosy Nude spalvos, tai beveik mano permanento spalva ant lūpo, tai aš tiesiog pasiryškinu kontrą. Ir kad tos lūpos atrodytų irgi taip juicy, naudosiu savo irgi patį mylimiausią Maybellino lūpų blizgį, aš nežinau, žinokit, kiek aš jų turėjau, va irgi dabar šitas yra į pabaigą. Tiesiog patį viduriuką pasiblizginam. Tai va, mano galutinis rezultatas, man žiauriai patinka, aš esu labai patenkinta. Čia paskutiniu metu yra mano mėgstamiausias make-upas ir mėgstamiausias veido odos padengimas. Aš jaučiuosi visiškai super su juo, sulaukiu labai daug gerų komplimentų. Tai aš labai tikiuosi, kad jums buvo naudinga. Dabar kaip tik vasara ateina, visokios atostogos visiems, tai žinokit, išbandykit, nes nors atrodo tik gražiai, bet kad veidas būtų neapkrautas. Tai ką, viskas.